Jei nori sužinoti, kaip tapti efektyvesniu už 97% pasaulio žmonių ir neperdegti, šis epizodas tau. Šiandien pas mane svečiavosi Kristijonas Vasiliauskas, vienas iš robotikos akademijos įkūrėjų, kuris savo karjerą pradėjo nuo Lego ir filmų magijos, o pakeliui priėjo prie realių sprendimų, kurie keičia mokymąsi. Išsiaiškinkime, kaip suderinti kelias veiklas neaukojant fokuso, kodėl veiklų žmonės kartais prasti darbuotojai, kas yra 33-33-33 strategija, bei svarbiausia, pirma like, subscribe ir tada pradedam. Dabar aš tai save kurį laiką vadinu edukacinių technologijų šamanu. Okay. Tai mano darbas yra supažindinti žmonės su edukaciniam technologijom, kurios pačiam supažinti yra baisios, arba sunkiai prieinamos, arba neprieinamos. Apie ką visi yra girdėję, bet niekada nebandė. Žinai, kaip kokia ayahuasca, ar tai grybai, ar pajotė, žinai, ar bufa. Tai aš tą patį darau su neurotechnologijom, dirbtiniu intelektu, virtualia ir miksuota realybė ir robotais. Labai dažnai internete galime pastebėti tave būtent šitose temose. Esu radęs ir įdomesnių straipsnių apie Tinderį. Ja. O taip, buvau kažkada Tinderio ekspertas, jo, juokinga istorija. bet man visai įdomu, kaip siejasi, nes tu dabar iš esmės vystai kelis pagrindinius veiklas savo. Tai robotikos akademija, ExoClass, ir tada mes turime tokią kaip ir trečią subnišą, arba gal apjungiančią nišą, galima sakyti. Tu man pasakysi, kaip čia iš tikrųjų yra. Tai va būtent kaip tu save ir įsivardini. Technologijų entuziastas ir šamanas, žinai, kaip visą tai dera tarpusavyje. Ja, tai pirmiausia, aš visą gyvenimą turėjau neįtikėtiną potraukį technologijom. Žinai, gimiau šeimoje, kur mama psichologė, buvo ir pradinių klasių mokytoja, tai personalo vadovė, tėtis fizikas ir IT verslininkas. Ir visą laiką mačiau tėtį besikonti technologijom, jis pradėjo kompiuterinio raštingumo kursų savo kompaniją prieš daugiau negu 25 metus. Ir visą laiką labai žavėjausi, bet niekad nesupratau savo rolės tame. Ar ne, atrodo, kad jeigu tu žaviesi technologijom, tai visi iš karto galvoja, tu arba turi jas kurti, tai projektuoti plokštes, mokėti lituoti, arba išmanyti inžineriją, arba išmanyti programavimą, arba dizainą. O aš niekad taip neatrasdavau savo nišos, kol pamačiau, kad iš tikrųjų mano ta super galia, kurią reikėjo atrasti pastoviai poliruojant save, žinai, kaip tą anglį kaitindėti po spaudimo ir po to patapti to deimantu, tai buvo užsidegimas pačiam tomis technologijomis ir parodymas, kad neprivalai būti tas tipinis įsivaizduojamas moksliukas, arba tai labai techninės žinias, yra labai daug būdų, kaip tu gali žavėtis technologijom ir kitus įtraukti iš to susižavėjimą ir įstraukimą šias. Tai aš toks įtraukėjas žmonių į technologijų pasaulį, kad jie negalvotų, kad kažko nesugeba, negali, ar jiem per sudėtinga. O kada prasidėjo visas šitas kelias? Aš suprantu, kad susidomėjimas ir tas sąlytis pirminis, tai buvo labai anksti, nuo mažų dienų, nes tu augai kind of tokioje aplinkoje, ne? Bet klausimas, kada tiksliai pajutai, kad nori eiti šitų kelių? Žinok, aš dabar prisimenu. Aš išmokau skaityti ir rašyti kažkur ten 2, 3, 4 klasėje. Tik tai. Kai, žinai, visi šiaip ateina į 1 klasę išmokas, nes aš, tuo metu, tuometinė Lietuvoje, kai gyvenam, dar nebuvo tokių savokų, net kaip disleksija, disgrafija, ADHD, ir aš net negaliu paaiškinti, net atsimenu, žinai, 1 klasėje sėdžiu ir net robotikos akademijos, pavyzdžiui, spalvos yra raudona ir mėlyna. Ir kodėl, nes mano visi diktantai, kai būdavo, žinai, parašyti, aš rašydavau mėlynai, tai grauždavau visą laiką, žinai, parkerį, nestresuodavau, tas sprogdavau ant kapsulę, visas mėlynos rankos būdavo ir veidas ir dantis, ir mokytoja, kai ištaisydavo, būdavo tiek daug klaidų, kad būdavo viena raudona. Taip? Geras. Tai tiek, kiek mėlyna buvo, tiek būdavo ir raudona. Ir visą laiką aš mokytojai sakydavau, mokytoja, nesijaudinkit, čia kažkur 1, 2 klasė, tačiau prieš daug metų. Tai sakydavau, mokytojai, nesijaudinkit, ateis vieną dieną, tokia diena, aš kalbėsiu į mikrofoną ir už mane kompiuteris rašys. Ir man kokie 7 metai, buvo net neįsivaizduoju, žinai, kaip gal kažkur per Dexterio laboratoriją mačiau ir per kokią kitą filmuką, bet jau tada, žinau, man technologijos yra evoliucija, man technologijos super galėjo, žinai. Pirmas filmas, kurį mačiau kaip vaikas, buvo, žinai, Žvaigždžių karai, 1 epizodas. Anakinas Skywalker, apie Jedajus, arba pirmą vaiką, kurį pamačiau, žinai, ten 90 metų didžiajam ekrane, buvo vaikas, kuris konstruoja robotus. Ir nori parodyti tai princesijai, žinai, Lėjai, princesijai nori parodyti, ir aš taip grįžau po to filmo mamai, sakau, mama, aš noriu robotus konstruoti. Ir nebuvo tuo metu. Tai arčiausias, kas to buvo, tai buvo Lego.
Ir tada labai džiugiuosi, kad turiu brolį Mikolojų, kuris taip irgi užsikabinęs ant Lego buvo ir tada jo ta svajonė gauti robotą įtraukė mane ir mano nesėkmė universitete palikimas 2 metais privertė mane sufokusuoti labai į verslą ir pamatyti, kad gal aš nesu stiprus akademijame pasaulyje, bet galiu save puikiai realizuoti verslo pasaulyje, kur labai yra greitas feedback loopas. Jo, kur tu gauni greitą pasitenkinimą. Ir greitą pasitenkinimą, ir greitą reakciją iš rinkos, Jo. arba tavęs klauso žmonės, ar ne. Arba perka, ar ne. O kiekvienas ne, tai reiškia tik pasakymą, bandyk dar kartą. Ir kai greitai gali iteruoti, ir aš mačiau, kad greitai atradau, kad kadangi aš visą laiką darydavau viską su klaidom, nu, viskas, ką aš darydavau, buvo neteisingai. Viskas gyvenime. Aš kalbu, mane taiso. Aš rašau, mane taiso. Aš tik tokią didelę toleranciją ir atsparumą buvimą neteisingam išsiugdžiau, kad labai puikiai transliavosi į verslą, į daug iteracijų gaminimą, į produktų kūrimus. Geras. Iš tikrųjų, kaip tu šauniai įgarsini tai, ką aš dažnai pagalvoju ir ką ir savyje matau. Ir jeigu tai pradėt nuo tavo pokalbio pradžios, aš pats esu pakankamai didelis Lego entuziastas. Renku tam tikrus automobilius ofise, namie pastatus, žodžiu, Lego Hogwartso pilis ir panašiai. Tai čia vienas dalykas, kad, nu, man tai, pavyzdžiui, padeda susikaupti. Žiauriai fainas meditacinis dalykas. Tai yra rašymas ir skaitimas, tik tai 3D formai. Jo. Bet aš ką norėjau paminėti, kur dar vieną bendrą vardiklį matau, ir aš jau ir kitose savo pokalbėse esu minėjęs su kitais pašnekovais. Bet man visą laiką smagu tai prisiminti, tu save atradai per filmus, nes berniukas konstravo robotus. Aš save atradau per filmą Mrs. Doubtfire, nes filmas prasideda nuo kanarėlės Tweety, kur atitolsta kadras nuo animacinio filmo, kur stovi žmogus prie mikrofonų ir įgarsina tą paukštelį. Aš atsisuku į mamą ir sakau, mama, čia toks darbas yra? True story. Ir čia, sakau, man labai smagu matyti, kad yra žmonių, kurie atranda dalykus būtent per kažkokią mediją, per filmus ir tai monetizuojasi, realizuojasi. Ir tas pats galbūt net ir mokyklinis kelias, kuris tikrai ne visada klostosi gerai, užaugina tą vadinamą storą skūrą ir pradeda, tiksliau padeda versle turėti tą tokį atsparumą kažkokį. Taip, labai pritariu, žinok, tai man tai iki dabar, žinok, net labai mane iš tikrųjų išlaisvina šitas ir įkvepia, kad nesu išprotėjęs, tai, žinai, Inception filmas, tu visą laiką pasitikrinę, esi sapne ar ne, ir turi savo totemą, ne, išsuki ir jeigu nenukrenta, tu reiškia sapnuoji, tai aš kaip po Žvaigždžių karų, ypatingai, žinai, po pirmo epizodo, taip sužavėjau, žinai, Jedais ir labiausiai tai man patiko tas, kad tu gali paveikti žmonių protus ir mintimis judinti daiktus. Nu, žinok, aš sėdėdavau, tėčio prašydavau, tėti, gali mane išmokinti, kaip tai padaryti, kaip aš galiu pajudinti daiktą mintimis. Ir tėtis man pradėjo pasakoti, fizikoje yra magnetai, bet kad padidinti magneto galią, turi keisti polius, pastoviai jų per srovę, tai aš nedarydavau, tai žinai, tos valymo pirštinės. Žinai, valymo pirštinės užsidėdavau, tai pasimdavau vėl, apsukdavau magnetą, pridėdavau elementus, sukdavau, žinai, kad galėčiau baterijas traukti, po triuką darydavau, žinai. Ir nuo tada ir visą laiką, net iki dabar, kai pasižiūriu, kokia stiklinė ir toliau yra, bandau mintimis pajudinti, bandau mintimis pritraukti. Ir tada, kai tai pavyksta padaryti sapne, žinau, kad sapnuoju. Žinai. Ir tai taip stipriai įkvepia, kad dabar tokį didelį potraukį turiu, žinai, robotikai, technologijom, hologramom ir BCI, tam Brain Computer Interface, nes dabar technologijų dėka aš galiu judinti skaitmeninius objektus mintimis savo. Ir mes kartu buvome praėjusią savaitę diskusijai, tokia mini konferencijai personalo atrankų žmonių. Ir tu demonstravai iš tikrųjų labai įspūdingą technologiją, kurios metu išsideda paprasčiausią įrenginį ir savo mintimis gali pakelti kamuoliuką į orą ir tai patikrinti, ant kiek gali išlaikyti savo dėmesingumą. Tai mes judam labai įdomią technologinę kryptimi, kaip žmonija, pradėkim nuo to. Ir man įdomu, kaip tu iki to atėjai, nes, gerai, vaikas būdamas, jau matėjai užuomasgas ir tą smalsumą ir tikėjimą supergalia. Tai klausimas, kaip viskas vystėsi, kada supratai, kad viskas robotikos akademija yra ta vieta, kur aš noriu fokusuotis, kur aš noriu augti ir kaip iš robotikos akademijos atėjai čia, kur dabar esi? Taip, tai pirmiausia, žinok, aš
irgi tikrai turėjau tokį momentą, kai dar persikodavau tos vanity metrics. Žinai, kaip buvo, pavyzdžiui, kuo daugiau knygų per metus reikia. Jeigu vidutinis amerikietis per metus perskaito ten 1,5 ar ten 1,5 knygos, davai šį savaitę po vieną. Ne, ir ten daug skaičiau, ten sėkmingiausių knygų, nuo ten Habits, ten, žinai, kaip optimizuoti savo įpročius, ten 0 to 1, visas geriausias verslo knygas, ką, žinai, rekomenduoja, bet ir man tai buvo ten Outliers, Malcolm Gladwell, žinai, kur paaiškina, kokios reikalingos yra savybės, kad žmogus būtų sėkmingas ar save atrastų. Bet numeris vienas dalykas, ką visi protingi žmonės pripažįsta apie ten savęs atradimą, žinai, ir kita tai, kad numeris vienas faktorius tai yra sėkmė. Man pasisekė. Man nežmoniškai pasisekė gimti mylinčių šeimoje, kur tėvai, žinai, niekada tiek mama, tiek tėtis, žinai, nesmerkdavo manęs, kad kitoks buvau, neaiškindavo man, kokiam būti, nestumdavo manęs tas sritis, kur man nepatinka ir netinka, ir niekada neprikaištaudavo man, tik tai galindavo ir džiaugdavosi ir palaikydavo. Tai aš tik tai stoviu ant savo tėvų milžinų pečių, žinai, jeigu, ne aš sugalvojau robotikos akademiją, tai kilo mano tėčiai, tada tai nebūtų įgyvendinta be mano mamos, ir tai nebūtų prasidėję be mano brolio, ir be daugybės kitų, žinai, partnerių, žmonių. Ir man tik labai pasisekė, kad man tiko tas, ir visos tos darbo vietos, kur aš ėjau, mane arba išmesdavo, arba man nepritapdavo. Barista buvau, valytojų buvau, tada prižiūrėdavau sandėlius, perpakovimo, žinai, visus darbus, statybos darbuose, bet niekur nepritapau. Ir kadangi kai nepritampi, tai pats turi susikurti savo darbo vietą. Šiaip labai įdomus. Tėvai įgalina mane. Labai įdomus pastebėjimas, nes skaitant knygas, bendraujant su veikliais žmonėmis, jie labai dažnai jaučiasi, to terminų gal angliškų išsireikščia, unemployable. Kad, jaučiasi, kad jie yra nesamdomi. Ne dėl to, kad jie nenorėtų ar negalėtų kažko padaryti, bet dėl pačio fakto, kad juos dažnu atveju atleidžia dėl vienokių kitokių priežasčių. Kartais per daug gilinasi, kartais daugybė tų priežasčių yra. Bet kaip galvoju, kodėl didelė dalis būtent sėkmingų žmonių, jie yra tokie sunkiai samdomi? Nieko nėra pavojingiau negu išlaisvintas protas. Žinai, mes galim todėl pasaulyje matyti, kodėl, žinai, psichodelinė medicina, žinai, yra klasifikuojama kaip B kategorijos, žinai, narkotinė medžiaga. Nors iš tikrųjų išlaisvino proto, parodo, kad tau nereikalinga sistema, nereikalinga struktūra, iš tikrųjų, žinai, ir taisyklės tau nereikalingos, jeigu tu esi sąmoningas ir empatiškas kitiems žmonėms, žinai. Ir net ir dabar, naujas toks tendas yra, kad entrepreneurship is new 9 to 5. That became 24/7, žinai. Yeah. Dabar techniškai, kadangi tu nebegali būti pririštas prie vienos profesijos, prie vienos srities, prie vienos nišos, prie vieno pajamų šaltinio, nes mes apskritai išgyvename visą pasaulyje nežmonišką decentralizaciją ir demokratizaciją. Tiek, žinai, finansuose, tiek žiniuose, tiek skillsuose, tiek ekspertizėje. Niekad nebuvo tiek daug būdų, tiek daug, kad žmogus su prieiga prie interneto ir kompiuterio galėtų, žinai, kurti savo verslus, turėti savo asmeninį brandą, patapti key person of influence, turėti e-commerce, treningo kursus, coachingą, mentoriavimą ir daugybę dabartinių profesijų, jeigu tu pasakotum savo močiutę ir seneliui, nesuprastų. Tu pabandyk paaiškinti seneliui savo, kas yra asmeninis treneris. Kad tu moki žmogui, kad jis priverstų tave nešioti sunkius daiktus. Pabandyk, kas seniau atrodo kaip nesąmonė arba žaidimas, dabar yra profesija. Ir aš manau, tas kartosis. Ir jo, žmonės, kurie patiria laisvę, žmonės, kurie pajaučia, kad nieko nėra vertingo negu laisvė, pačiam pasakyti, kada aš pradedu, kada aš baigiu. Tuo pačiu tai išlaisvina, bet tuo pačiu ir įkalina. Ir manau, tą patyrus labai, labai sunku, kad kažkas kitas valdo tavo didžiausią resursą, kaip tavo dėmesys ir laikas. Ar atradus tą savo gyvenimo tempą, gyvenimo stilių, savo veiklą ir tą 24/7 pasiekiamumą, kuris jau kartais yra tiesiog tampi on demand žmogus, ar yra sunku pritapti visuomeniai draugų tarpuose, ar tiesiog aplinkoje? Tai pirmiausia, žinai, mes esame 5 žmonių, su kuriais daugiausia praleidžiame laiko vidurkis. Ar ne? Tai tiesiog apstatai kitais žmonėmis, kurie yra irgi tokie patys tam pačiam kelyje, žinai. Ir man labai svarbu, kad visi žmonės sąmoningai apsižiūrėtų savo aplinką ir pažiūrėtų, ar jie yra kambaryje, kurie yra prasčiausi ir turi kur stiebtis, ar jie yra narve, kurie jaučiasi įkalinti, žinai.
įkalinti apribotų mąstymų, ribotomis pajamomis, ribotų lifestyle, kur, žinai, net man labai patiko toks eksperimentas su beždžionėmis. Girdėjęs eksperimentas su beždžionėmis, kur turėjo lipti į palmę netikrą ir kai jos užlipdavo pasiekti banano, papurtydavo jas. Taip, kur net generacijos atsimindavo, kad taip, ir tada muštavo. Ir kodė likdavo, jo, net niekada nei viena nebuvo bandžius, bet net jai nebandžius lipti, jau kitos tempė ją žemyn. Šiaip labai įdomus eksperimentas, aš tarp kitko apie jį girdėjau ne taip ir senai. Čia mes kalbam apie šiuos metus, kai aš jį pirmą kartą išgirdau. Kad iš esmės tikrai buvo įdomus faktas, nes tos beždžionės, kurios lipo į tą medį, nuskinti bananų ir būdavo papurtintos elektros, jos galiausiai būdavo išimtos iš grupės. Iki to viso momento, kol nebuvo nei vienos, kuri lipo, taip, bet jeigu kažkuri bandė. Taip, o visus kitos jau nuvilka žemyn, tai jau tu nebandėjai, čia žinai, kaip labai graži tas mimsas ir toks arklys, pririštas prie plastikinės kėdės. Ir neina, žinai. Jo. Ir tu dažniausiai tai apribojimai yra tavo galvoje tik tai, žinai, ne aplinkoje, tai kaip pastoviai prigauti ir pažiūrėti, kad tavo aplinkas, kad tave išlaisvintų, įgalintų, tai manau, tas labai labai svarbu. Taigi atsakant į tavo klausimą, tai apstatai tokiais žmonėmis, kurie dar daugiau daro mano aplinkoje, dar daugiau sportuoja, dar daugiau dirba, dar didesnius tarptautinius verslus daro, dar įdomesnį lifestyle gyvena, dar daugiau mokosi. Ir taip, aš dar tokią turiu strategiją, kur labai mėgstu dalintis, vadinu TRAM 3,3. Tai 33% savo laiko skirk, kad praleisk su žmonėmis, kurie yra daugiau pasiekę toje sferose, kuriuose tu nori pasiekti. Tada TRAM 3,3% laiko skirk su tame pačiam levelė esančiais žmonėmis ir TRAM 3,3 laiko savo skirk žmonėm, kurie nori pasiekti ten, kur tu esi. Geras. Ir gaunasi ratas išdalintas ir tu visas dalis patenkini ir gali pamatyti ir save iš kitos perspektyvos ir suprasti, kaip geriau komunikuoti ir tuo pačiu gražinti tęsti tą gražią tradiciją ir kitiems. Tai jeigu tau kažkas gero padarė, tu pasidalini tarp savų. Paid forward yra tas toks irgi labai gražus išsireiškimas ir galų gale tu nepamiršti, iš kur atėjai. Būtent. Ir gražinė padarai tą, ką tau kažkas kitas padarė. Mhm. Aš atsimenu, pats savo bandydavau gražinti, kai Vilniui dirbau dar kontaktų centre, bet buvau grupės vadovas, pakankamai jaunas buvau. Bet kažkurio metu perskaičiau irgi kažkurioje turbūt iš vadybinių knygų faktą, kad kartais reikia nepamiršti, iš kur atėjai. Ir tam, kad nepamiršti, iš kur aš atėjau, ofisas mūsų būdavo, jei gerai pamenu, 4. aukšte, aš niekada nevažiuodavau liftu. Ir vos tik gavau paaukštinimą iš skambučių centro, ten tą grupės vadovą, žinai, aš pradėjau laiptais į viršų. Kad ir kiekvieną kartą lipdamas prisimindavau apsisprendimą, kodėl aš tai dariau. Ir net kartais stovėdamas prie liftos toks būdavo, ai, palauk, ne, tau ne čia. Ir tais laiptais. Labai visą laiką apie laiptus priminė man, žinojai, kad tik tai 3% žmonių pasirenka lipti laiptais, kai yra liftas? Arba tas funikulierius ar pakelėjas? Aš įsivaizduot galėčiau, kad tai tikrai yra mažesnis dalykas, nes mačiau, kad kažkada su pianinu imitacija ant laiptų bandė pakelti žmonių laipėjimą laiptais, padarė grojančius laiptus ir žiūrėjo, kaip žmonės tai paveiks. Tai ta visa gamifikacija, kas tau iš tikrųjų artima, nes tai labai artima buvo tų dalykų, tai padidino tą procentą naudojimuose laiptais, bet kad tik 3% renkasi lipti laiptais. Bet man, žinai, patinka, dauguma žmonių nori būti top 5%, top 3, tai jeigu norite patirti, ką tai reiškia, kiekvieną kartą, kai pamatote laiptus, kai yra liftas, lipkite laiptais. Bet iš esmės tai pasako labai daug apie žmogų, kaip apie būtybę, kad tik tais 3% žmonių rinksis. Nu, čia aišku prielaida ir jinai gali būti labai klaidinga, bet tik 3% žmonių renkasi tai, kas yra fiziškai sunkiau. Bet tai galima šitą labai paaiškinti. Kad pirmiausia, nepamiršk, kad mes esam ne loginės būtybės, kurios turi emocijas, mes esam emocinės biologinės būtybės, kurios turi logiką. Ir pirmiausia, tai mūsų kūnas yra 78 organai mūsų kūne ir jam visiems diktuoja vienas, kuris turi balsą. Tai smegenis. O smegenis yra labai kalorijų imlus organas, kuris visą laiką nori optimizuoti procesus. Kad kuo daugiau procesų vyktų pasąmonėje, kuo labiau būtų konservuojama energija, kad ją išlaikytume ir išsaugotume momentams, kada tikrai jos prireiks. Tai smegenis visą laiką ieško lengviausia pastangų, daugiausia rezultatų.
kas greičiau mane pritrauks prie maisto. Bet kai tu supranti, kaip veikia smegenis, mūsų smegenis pastaruoju, žinai, kaip suformavo prieš 300 000 metų, sakykime, per 50 000 metų nelabai pakito. O pasaulis labai stipriai pakito. Bet čia yra labai gražiai eina mūsų tas meta-learningas. Suvokimas apie mūsų smegenis gali nežmoniškai padidinti jų efektyvumą. Tai jeigu tu žinai, kad tavo smegenis ieško greičiausio kelio, optimizuojant, ar ne, tai tu specialinu hacking. Bet tu pačiu gali sakyti, pavyzdžiui, jeigu tu turi ten egzaminą kokį, ar ne, arba turi išspręsti labai sudėtingą problemą, kurią tu reikia išspręsti, žinai, kur reikės labai kūrybiškumo didelio, kad nebūtų visiškai ten mental fog, tai tu 24 valandas pafastink. Tada smegenis galvos, kad tu badauji, jos įjungs hyper režimą ir iš ketonų perims informaciją, perims energiją, kuri labiausiai yra varo smegenis ir tu tokį clear thinking įjungsi. Tai čia kaip survival režimas, bet kad tu žinai, kad toks yra, tu galėjai panaudoti šiem laikam. Šiaip labai įdomus dalykas, nes anksčiau visai tuo vadovaudavaus ir fastindavau bent kartą per mėnesį. Turėjau vieną klientą, kadangi dirbu su komunikacija, kuris būtent badavimo stovyklas rengdavo ir darydavo po 5 dienas tą visą badavimo fastingo procesą. Išsivalint, čia jo. Su medicinė priežiūra. Vėžinės ląsteles sunaikinti. Tai rimtas sveikatos mūsas. Tai savo akim mačiau, kaip žmonės keičiasi, buvo pateikta, nes aš esu žmogus, kuris mėgsta faktų kalbą ir nemėgsta išgalvotų dalykų, kurie yra klaidingi. Tai prieš prisiemant darbą su tokiu klientu, tu vis tiek nori žinot, kad tai yra iš tikrųjų sveika, kad tai mediciniškai patvirtinta. Ir kai tu matai, kad Lietuvos mokslo daktarai visame tame procese verda ir sudarinėja programas, kaip teisingai įeiti, kaip išeiti, kaip tave prižiūrėti tvarkingai, tai labai pakeičia požiūrį ir praplečia apskritai visą įsivaizdavimą, kas yra tas fastingas. Bet aš norėčiau dar grįžti prieš tai tavo paminėtos 5 draugų teorijos temos ir tai, kokią idėją pradedu pastebėti internete ir bendraujant vėlgi su kitais žmonėm, kad anksčiau būdavo, kad mes tuos draugus 5 dažniausiai fiziškai pažįstam, fiziškai turim, susitinkam, susiskambinam, pabendraujam. Dabar jau matau nukrypimą o gal net ir pritempimą arčiau savo patogesnę formą, kas yra tas draugas. Jau tampa labai liberalu. Ir pradedu pastebėti, kad atsiranda tokių žmonių sakančių, kad žiūrėk, bet tas draugas neturi būti fizinis, aš galiu pasirinkti 5 man imponuojančius duomenis ir konsumint ir suvartot visą tą turinį, kokį aš randu su juo. Parašytą knygą, išleistą podcastą, postus ten, nežinau. Čia kaip tu vertintum tokį pastebėjimą? Tai neįtikėtina, kad mes gyvenam tokiais laikais, kad, žinai, iš išmaniųjų technologijų dėka, žinai, audio knygų dėka, podcastų dėka, YouTube'o dėka, žinai, apskritai knygų paplitimo dėka mes galime turėti geriausius pokalbius su protingiausiais žmonijos protais. Ir ypatingai, žinai, iš tokios mažos šalies būdami, kaip Lietuva, mes galime vis tiek išmokę anglų kalbą, mokytis iš pačių geriausių. Žinai, gauti prieigą prie netikėtų kiekio informacijos. Ir dabar ten su generatyvaus AI įrankiais galim net turėti tam tikro lygmens susimuliuotą pokalbį net su tuo žmogum. Žinai, kuris yra treinintas ant jų podcastų. Labai geras pastebėjimas, nes iš tikrųjų čia tas mentorius, tu nesi savo kaimo apribotas, tu nesi savo miesto apribotas, nesi savo geografinės vietos apribotas. Tu gali mokytis, aš ten Miyamoto Musashi, mano tas kiečiausias, žinai, istorijai, samurajus Japonų, tai jis gali būti, žinai, įkvėpėjas mūsų, stoikai visi iš praeities gali būti. Ir tas pats ten Elonas Muskas, žinai, Samas Altmanas, ten, žinai, Jeff Bezos gali irgi būti mūsų įkvėpėjas. Čia fenomenalu, aišku, tuo pačiu ateina ir kiti apsunkinimai, nes tu pastovi save lyginėsi su ten top 0,001%. Žinai, žmonių todėl reikia sąmoningai tą mokėti suvaldyti, bet tai todėl paminėjau to žodį mentorius, ne, ir jau nauja subkategorija mentorius, to pasyvaus mentorius, kurio tu idealą idealizuosi. Aš net knygas vadinu, knyga yra geriausias įmanomas pokalbis su tuo žmogu. Žinai, toks, kokį tu reikės daugiausia skyręs laiko, su daugiausia redaktorių, geriausia kristalizavę savo mintis. Žinai, tai knygą perskaitai, įsitraukia tokio pokalbio. Bet tie tikri draugai, tai yra tie, kurie yra arti tavęs, proximity, arba su kuo tu... Taip kitko, čia į tą pačią temą. Ar žinai, kiek laiko užtrunka valandomis, kad žmogus galėtų būti vadinamas draugu? Išskaičiavom. 11? Spėju. 200. 200 valandų. 200 valandų
Tai turėkit omeny, tai todėl pirmiausia, žinai, duodi 10%, 20 valandų gali tik priimti sprendimą, ar verta šitą pažįstamą versti į draugą. Bet kažkur on average po 200 valandų, jeigu tai žmogų vadinti draugu. Tai principe, tu turėtum bent jau 2 metus laiko per metus susitikti po 100 dienų ir praleist po valandą kartu, kas Ja, yra iš tikrųjų draugas. bet taip seniau ir būdavo. Žiūrėkit, Facebookas, jeigu Facebooko add friend, tai nereiškia, kad draugas, tai čia yra čia mygtukas, taip vadinasi. Ne? Jo. Follower ir kas, pasiekėjas, žinai, o ne draugas. Pažįstamas, stratežiniai kažkoks užmatytas. Bet draugas, moksliškai mačiau, nes šiaip labai Simonas Sinikas daug dabar šitą temą, žinai, rašo ir domisi. Man baisiai jo knygos patinka ten. Labai geras. Start with why ir panašiai. Jis labai, jis, žinai, konsultantas yra, bet labai įkvepiantas. Ir jis būtent kažkaip gražiai ir pasakė, žinai, kad nėra šiaip knygų aprašytų, kaip būti draugu. Ir manau, dabartinė Gen Alpha, Gen Z kartos tikrai su to susiduria. Jiems sudėtinga. Jiems atrodo, taigi mes draugai skaitmenai. Ne. Ar klausimas sąmoningai, ar tu investavai adekvačiai laiko kokybiško ir sėdėjimas šalia, žinai, telefonas ir žiūrint serialą nepadaro jūsų draugu. Ten gaminimas draugė nepadaro, bet tiesiog face to face. Galima gaminimas Twitter, gaminimas sportavimas draugė. Tinka. Ir paskaičiuokite, žinai, kiek iš tikro draugų turite ir su kuo, į ką iš tikro norite investuoti ir kai atrandate naują žmogų savo gyvenime, tai skirkite 10%, tu pirmas 20 valandų spręsti ar verta likusias 180 investuoti. Aš dabar pagalvojau, kad didžiąją laiko, nes aš irgi kartais mėgstu pageiminti. Aš tipinis lietuvis, kuris kartais dabar, aišku, vis rečiau ir rečiau tas nutinka, bet aš kažkada užmečiau akį, kad aš žaidimą Counter-Strike 2 esu pražaidęs netoli 800 valandų. Dažnu atveju aš žaisdavau su tais pačiais žmonėm. Su 4 draugus turėjus uždėti. Realiai 4-6 draugai, kurie rotuojasi. Tai man kas vaikšto. Vadinasi, tiek draugų ir turiu. Kas žiūri ir kas girdi šitą faktą, tai žinokit, kad mano esate draugai žaidęs su manimi. Taip. Ir kitas žinomiausias ir ilgiausias Harvardo studijas, kuris vyksta, kur jau 80 metų ilgiausias. Tai ir parodė, kad numeris 1 faktorius įtakojantis, ant kiek laimingas bus jūsų gyvenimas, tai ant kiek kokybiškas turite santykius ir ryšius su žmonėmis aplink jūs. Tai tas turėjimas 1-3 ar ten iki 5 tikrų tų draugų, į ką investavo 200 valandų, tai yra didžiausias turtas. Ir manau, kaip niekad tai bus svarbu dabar skaitmenizacijos ir jaus laikais. Būtų labai tikslinga ir protinga tavęs paklausti tada labai esminio klausimo, nes tu esi žmogus, kuris veikia daug, veikia greitai ir domisi viskuo ir dažniausiai laikas nėra tavo draugas. Bet tada koks tavo paties santykis su draugais? Kaip ištaikai tam? Man nežmoniškai pasisekė vėl, bet viskas, žinai, yra sėkmė ir proximity. Iš tikrųjų mus labai įtakoja tas proximity, tai artumas. Tai aš kaip persikėliau už Pilaitės gyventi, Vilniuje, kadangi augau, tai kai įsikėliau su šeima į naują vietą, tai mano kaimynas ir patapo mano geriausias draugas, kuris ir patapo, pirmiausia, mano geriausias draugu, mes jau esam geriausi draugai su Džiugu Luku Eiduku 27 metus jau. Oho. Ir esam ir verslo partneriai ir viską draugę darom. Tai man tas labai pasisekė, kad taip anksti atradau žmogų, kurį galiu vadinti geriausiu draugu. O kaip sekasi? 27 metai daug. 27 metai skamba neįtikėtinai, nes mano vieni geriausių draugų yra brolis ir pusbrolis. Pradėkime nuo to, kuriais darom daug veiklų kartu ir jos dažnai apsiriboja ne tik draugystėm ar kažkokiais vakarėliais, kurių mes šiaip neturim iš tikrųjų labai daug. Mes daugiau tokie ramesnė pastaruoju metu būdo ir intelektualesnių veiklų. Bet vat įdomu, kaip tau pačiam draugystė ir verslas yra suderinama, nes šiaip, ką rodo tokie šaltiniai iš aplinkui, kad, tai sunku kartais būna. Taip. Labai gal ir daug esu tokių ir komentarų girdėjęs ir iš aplinkos pasakymų ir paklausimų. Tai aš tai savo viduje esu labai atsakęs. Tai tą dieną, kai veikla ar verslas pradės kenkti draugystėje, aš automatiškai nutrauksiu veiklą. Arba pats išeisiu iš jos, arba nutrauksiu. Naujų biznių spėsiu užkurti tokių draugų kaip Džiugas, ar dar kiti mano draugai, nebeturiu laiko surasti. Kaip gražu. Iš tikrųjų. Bet laiko ir iš tikrųjų net nenoriu, niekada negalės kompetinti, žinai, nes tai žmonės, kuriais aš užaugau, suformavau, žinai, I could die for them.
Tai jo, biznis tai biznis, atėjo, išėjo, rinkos subirėjo, bet žinai, nes turėjau patirtį iš savo vienos iš paskutinių kompanijų tarptautinės, tai tave pamiršta per 2 savaitės tavo veiklą. Ypatingai, žinai, nepriklauso kokia to organizacija, nes būna missionaries, žinai, misionierių organizacijos, kurie yra varomi vizijos, misijos, vertybių, ir yra mercenaries, žmonės varomi pelno, pajamų ir statusų. Tai aš supratau, ką atradau iš savo patirties įvairiuose darbiniuose aplinkose ir projektuose, kad aš noriu dirbti missionary, žinai, misionierių organizacijose, kur svarbu labai misija ir vizija ir vertybės. O dabar pasitelkiant patirtis, nes iš esmės savo veikloj turi patirties Lietuvoje, Airijoje ir net Jungtinėse Amerikos valstijose, kas yra turbūt viena labiausia konkurencingų rinkų, kur galima vystyti savo veiklą. Ir patirtis turbūt nėra pati saldžiausia, aš taip suprantu teisingai. Na, jinai labai karti, bet aš labai tikingas taip pat. Čia esu iš tikrųjų, dabar lengviau šnekėti, kai jau metai praėjo, nuo kada atstraukiau aktyviai būtent iš tos organizacijos. Tai Amerikos verslas yra džiunglės. Ir džiunglių įstatymas yra labai paprastas. Žinai, išgyvena intelektualiausias, stipriausias, kuris yra tas, kuris greičiausiai prisiderina ir pasiekia to, ko siekia. Ten nėra taip kaip Lietuvoje, kad jeigu tu kažką atleidai, kažką priemi, žmogiškiau elgiesi, nes greičiausiai jis skiria vienas žmogus. Ten yra nesibaigiantis srautas emigrantų, aventuristų, žmonių, kurie siekia tos amerikietiškos svajonės, ateina ir išeina, kadangi tokia didelė minė norinčių patekti šalį, nes ten toksai didelis potencialas rinko, tokie visi inovatyvūs ir imlūs, todėl mažiau yra sapaliojama ir atsižvelgiama į žmogų, palyginant su Europą. Ten darbo saugos nėra, sveikatos draudimo nėra. Ten yra net tokia frazė kinga, terminated and effective immediately. Įsivaizduok, tu Karoli atsibundi ryte vieną dieną, ne, tu galvoji, viskas gerai, žiūri, neprisijungi Slacką ir Gmailą. Nes ir jau žinai, kad viskas. Viso. Nei paaiškint kodėl, nei ten kokios išeitinės jau kontraktai, žinai, nepasirašyta. Nepatikai, fundingas baigėsi, acquire nuo kita kompanija. Niekam nesvarbu effective immediately. Thank you for your time. Let's go, viskas pamiršta. Ir dabar labai didelis trendas. Homogeniškui. Jo, žinai, užaugus homogeniškui, tokioj draugiškui visuomeniai, ypatingai švietimo sektorius, kur vieni kitus žino, palaiko, labai žinai vertybėm varmi. Tai man buvo labai nauja, labai netikėta, bet supratau, apie ką yra žaidimas. Bet supratau, kad aš tą žaidimą noriu tik laimėti tam, kad jį pakeičiau. Atnešiau šiek tiek kitokios kultūros ir jeigu nesigaus, bent I will die trying. Ok. Ar įdentum tos kauliukus dar kartą ant stalo? O, tai viskas, ir dienu toliau, man neužteko. Tai va, tai grįžtu ir grįžtu, tai būtent mes Brain Clubą ir pirmiausia pradedam Čikagą ir jau vyksta. Jau tuo bus 3 mėnesiai, kaip tai vyksta ir darosi. Tai labai smagu, žinai, kad atvykome, nes šiaip robotika formaliam ir neformaliam švietime atvyko iš Amerikos į visą pasaulį. Tai prasidėjo. Nuo MIT universiteto jis sugalvojo, kad pagal konstruktyvizmo teoriją, kad geriausias mokymas yra per darymą. Toks Samuelis Papertas turėjo savo tokią viziją švietimo naują ir pašnekėjo su Lego ir MIT su Lego, sukūrė naują tokį Lego Education diviziją ir sujungė tokias sudėtingas technologijas su prastais komponentais žinomais. Atsirado Lego robotika, kaip taip išplito. Ir mes dažnai bandėme gražinti, sukūrė geresnį modelį, perkelti į Ameriką ir biškai pamiršom, taigi, žinai, čia, kad iš Amerikos atkeliavo, tai nebuvo inovacija. O dabar būtent ką su Brain Clubu darom, kur tai, žinai, digital wellness ir cognitive science based būrelis, apie AI literacy, tai labai rezonuoja, kai Amerikoje tokia didelė problema dabar yra kaip brain rot. Tai va čia, žinok, labai, labai gerai, kad tu pats užsiminėjai apie šitą temą, nes mano buvo klausimas irgi, kurį buvau pasirengęs. Ar visas tavo, tas vadinamas mental brain gym yra tam tikrą prasme AI-jaus padarinys robotikai, ar kaip pati ta idėja gimė? Ir gal galėtum daugiau išsiplėsti, kas dar to nežino, nes tikrai bus žmonių, kurie nesupranta, apie ką mes čia dabar kalbam. Taip, tai žinok, kaip idėjos niekada, kad nebūna taip, kad taip mėgi, idėja. Žinai, aš Oculusą pirmą prieš gal 12 metų gavau.
Oculus Developer Kit 2, žinai, tokie akiniai, kur buvo dėžiai, žinai, be sensorių, be įtiklų. Tada jau Neurosky Mindwave, tokia kompanija buvo elektroencefalografijos, kur galėtų mintimis jau, žinai, BCI, Brain Computer Interface, visus softus daryti ir savo, žinai, alfa smegenų bangas treniruoti ir pagauti. Irgi prieš 10 metų. Tai buvo tokios nekomimi ausytės, žinai, be kompiuterio, kaip susikaupi, pakyla kaip paskačiuką, kai atsipalduoja, nusileidžia, žinai. Tai žaisdavau su tuo, tiesiog visą apyrankės, bet niekada nebuvo tokių prieinamų technologijų, tokia kaina, kur aš galėčiau, žinai, produktizuoti 10-14 metų, žinai, vaikams. Šito, tai aš laukiu tų dienų, Tai lygiai taip pat robotikos akademijai buvo, kad mes galėjome sukurti mobilių klasių formatą, kas pradėjo mums 10 kartų išaugti. Tai reiškia, jeigu tu nelauki, kad pas tavai būrelė ateis tavo centre, bet tu nusipirkai iPadą, randi, žinai, robotą, kuris tuo iPadu veikia, supakuoja jį į dėžę ir tu atkeliauji pas vaikus į mokyklą. Ir tada patogu tėvams, labai patinka vaikams ir daug mokytojų gali apkrauti, daug darbo vietų sukurti. Ir tada, žinai, turim ir kitą. Tai su BrainCobu, kai buvo, tai kad aš tom technologijom seniai domėjausi, žinai. Iš tikro, robotai niekada nebuvo mano tokia didelė aistra, tai labiau buvo mano brolio, pirmiausia aistra, ir tėčio, o aš tai, be galo man VR'as, XR'as ir neurotechnologijos. Man čia buvo, bet niekada nebuvo išsivystę iki tokio lygio, tai galėčiau masėms atnešti. Ir va dabar tai toks buvo geras taimingas, kad, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto įsitraukimas, tai mes robotikos akademijoje apie dirbtinį intelektą pradėjom pasakoti jau nuo 18 metų, gal 17 vaikams. Ir ateidavau mokyklas ir sakydavo, o jūs pablūdot pirmokam apie dirbtinį intelektą pasako. Čia 18 metai, žinai, dar. Nes aš kai kūriau, kai robotikos akademijoje yra visata. Yra visata kaip filmukas, kaip Pokemonai, Digimonai, žinai, drakonų kovas. Tik tai, kad tu padedi veikėjams, sulaužinamas The Fourth Wall, ir ta mūsų konstruoti robotai būrelį persikelia į tą visatą skaitmenoje ir padeda išspręsti problemas. Metaverse. Ten aš aš turėjau sugalvoti, žinai, tą gėrį ir blogį. Taip buvo. Taip pat netyčia eksperimentų metu skūrė, žinai, gerasis dirbtinis intelektas ir blogas. Blogas dirbtinis intelektas norėjo sunaikinti kažką, kas vaikam labai aktualu tais metais. Ir visą laiką vaikam buvo labai aktualu internetas, kompiuteriniai žaidimai. Ir jeigu nori įveikti blogą dirbtinį intelektą, kuris nori sunaikinti to mylimus kompiuterinius žaidimus ar YouTube ar dar kažką, tai tu turi lavinti savo natūralų intelektą ir pažaboti gerą dirbtinį intelektą, kad padėtų tau kovoti. Žinai, fight fire. Ir tada jau mes pasakotum, nes aš kažkaip viduje jutau, kad ateis. jutau ir jau 20-ais jau buvau net pradėjęs online mokinti, žinai, apie dirbtinį intelektą ir pirmus grafinius programavimus, bet dabar, kai LLM išėjo generatyvus, tai susijungia, bet man vis tiek dar nebuvo tokio, žinai, on scale. Ir tik va dabar, kai MetaQuest 3S išėjo, kai išėjo Muse, kai išėjo Mendy, kai tiek daug apie ją ir išnekama tokią konvergenciją, bet vėl aš turėjau sugalvoti, o koks tas naujas priešas. Nes ta kol kas masės, ir ypatingai Amerikoje, nemato dirbtinio intelekto kaip priešo. Jie dabar jį mato kaip išgelbėtų. Tai naujasis priešas yra brain rot. Smegenų plovimas. Tai aš jį personifikuoju istoriją, visi įfilina, visi jaučia, visi releitina. Ir aš sakau, ne tik, kad priešas yra, bet žiūrėk, kaip mes galime prieš jį kovoti. Ir jeigu priešas gyvena protė, tai tik su protu gali jį įveikti. Tai tokia ir susinga, bet tuo pačiu, ir kadangi pats patyriau pirmą kartą tikrai labai rimtą burnoutą, o po to išėjimo, tai žinai, aš visą laiką vadovaujuosi tokią strategiją, kad aš pirmas turiu praeiti. Aš pirmas turiu pravesti naujas stovyklas, aš pirmas turiu pravesti naujus būrelius, aš pirmas turiu išmėginti naujas technologijas ir kai aš ten praleidžiu pirmas nuo 20 iki 100 valandų, tik tada nešu kitiems. Aš toks trailblazeris, skautas. Žinai, toks kaip Bet šiaip labai gera praktika, man atrodo, jeigu tu pats nesi susidūręs, o tiesiog meti, nežinau, krūvą pinigų arba tiesiog plyną idėją, tai kartais ir labai sunku patikėti tą idėją, kai tas žmogus nėra net pats to bandęs, nežino faktinio to kažkokio, nežino niuansų, kurie gali išlysti bedarant. Man atrodo, tai yra labai normalu. Tai tą ir dariau, žinok, bet kodėl aš ten taip užskabinau VR, nusidok, man ten, žinai, prieš metus, man ten 32, aš Čikagoj vienas visiškai, žinai, perdegęs, net bijau vairuoti, nebegaliu dirbti, taip dėkingas su visai robotikos akademijos ir ExoClass komandai, žinai, kad, mane pridengė, mane visa robotikos akademijos ir ExoClass komanda leido man su Kristijonu, žinai, visi mano co-founderiai, tiesiog sėdėjo ir sako, palsėkit, Kristi, džiugai, palsėkit, mes palaikysim, net, tikrai. Buvo, labai sunku.
žinai, kai pasiekia gyvenimą savo svajonį ir prarandi. Ir prarandi dėl to, kad, nu, nebuvai tiem žmonėm pakankamai, žinai, geras, pakankamai kompetitingas, nors tu visą save įdėjai. Ir kartais net viso to, koks esi, neužtenka. Tai, žinai, per anime tai vadinasi time skipą tau reikia. Žinai, kažkur nusikėlė, į laiko kambarių užsidaryti kaip Sangokai, žinai, kažkokį, žinai, specialų pamedituot, sugrįžti į save, savivertę pasikelt. Taip, tai man tas time skipas užtruko gerus 6-9 mėnesius kažkur, žinai. Ir kaip aš tai dariau, tai, žinai, atradau neurofeedbacką ir pradėjau puštinti. Kas tas dėmesys, tvesta koncentracija, visas įmanomas knygas, visus įmanomus podcastus, visus įmanomus, žinai, kursus, ten kurserai kapoto apie cognitive science, kaip tie neuronai veikia, kaip neuronų tinklai, AI-us kursus, sertifikatus, tada, žinai, kaip aš galiu šitą naujausias technologijas pritaikyti. Ok, nebesugebu atsiminti net aš 6 skaitmenų kodo, kokios yra įmonės, kas su tuo dirba. Tada atrandi ten Mastermind Cognitive Training, atrandi Enhance, kas, žinai, Europoje darbuojasi. Ir pats mėnesį eini kurs, kiekvieną dieną ne tik sporto salė eini, bet užsidedi VR ir ten kapoji tos kvadratus, kubus, ten, žinai, trikampius, ten šaudai, ten pritupinėjai ir taip, žiūri, ten po 2 mėnesių, aš kai kokį naują Airbnb pasiimu, aš prisimenu kodą vėl. Okay. Ir aš taip, geras, grįžo mano atmintis, geras. Galiu, žinai, nepertraukinėti žmonių pokalbių metu. Wow, bet čia kaip geimas atrodo, kaip paskaitysiu research studies. Čia 4 kartus efektyviau information retention. Kodėl? Paaiškina, žinai, kad embodied experience turi būti, o ne pasyvus observinimas informacijos, žinai, iš digitalinės formos, ten skaitimo, žinai, rašymų. Taip ir viskas taip gražiai susijungia, taip, man patinka labai smegenis, aš dievinu AI, ir nieks, žinai, vyresni vaikai nebenori būti būrelis, jie nori priklausyti kietų klubams. Let's do brain club. Ir tada, žinok, aš visiškai sudegęs. Ir vienas iš mano co-founderių, toks Lukas Klemepienas, sako, žiūrėk, yra projektas, Edu Challenges. Sako, nori sudalyvauti. Ką ten reikia, kažkokios kietos idėjos. Aš sakau, aš tokia kepu kurį laiką jau. Žinai, svajonė tokia. Ir užpildžiau aš to projektą idėją. Ir pirmą kartą su ją, žinok, aš gi beraštis. Aš disleksijos grafikos, beraštis. Tai drauge su ten Klodu parašėm projektą, užpildėm, praėjom, priėmė į Edu Challenger First Batch'ą, tai yra EdTech pirmasis akceleratorius, žinai, Lietuvoje, CVIT organizuoja, labai nuostabus, labai rekomenduoju, dabar jau 3 batch'ą jie siunčia. Ir praėjom tą idėją, iš ten, žinai, ten gal 100 aplikantų atlinko 20, iš tų 20, žinai, ten liko 10 ir iš tų 10 užimėm 3 vietą mes. Žinai, geras. Ir gavom, žinai, finansavimą įgyvendintam prototipui, testinti, ir jeigu ne jie, tai nebūtų, žinai, įsivystę. Nuo tokio didžiausio dugno atranda tos opportunities ir tu atrodo jau nebegali, bet dar paspaudi save bent tą vieną žingsnį, seasonį, be galo dėkinga, žinai, kad kas palaikė stumę ir kad vyksta tokie projektai ir galima. Dabar jau Čikagoj vyksta, būrelis, kur, žinai, kaip jėgos aitvaro traukia. Nes su robotais atrodė, kad pristatyti robotus mokyklom ten, tai turi, kaip, žinai, kaip Sizifas stumti akmenį. Ir labai sunku, o čia tiesiog jėgos aitvaras traukia, lygiai tuo. Kaip įdomu, nes iš tikrųjų tai, kad tu pasakoji, aš manau, įkvėps tikrai ne vieną besiklausantį, kad kartais gali būti sunku ir tiem, kam atrodo, kad verslas yra čia pasivaikščiojimas parke, tai reikia geros idėjos ir ateis sėkmė, tai čia tenai tol taip nėra. Aš žinau, taip, iš tikro verslas yra užsislaptinusi forma aukščiausio savęs tobulinimo. Man labai patinka toks suvokimas, aš, pavyzdžiui, visą gyvenimą, šiaip dabar nematysi, bet aš šiaip visą laiką labai storas buvau. 110, 120 kg, žinai, serijų, ten dantis visus pasikeitęs, nes nemoku dylinti su stresu, visą laiką grindindavau, žinai, ir grauždavau. Nekenčiau sporto, sakau, niekada nesportuosiu. Aš baigti, čia beprasmiškas metalo, žinai, kilnojimas, ir taip visą laiką nesąmonė, žinai. Mitybos visiškai neprisižiūrėdavau, labai asocialus būdavau, ten tyčiodavausi labai iš ten klasės draugų, žinai. Įmanomas blogiausias vaikas. Koks gali būti, žinai, klasiai. Tada 8 mokyklas pakeičiau, kad nes nesugebėdavau ten pritapti. Ir įsitraukus į verslą, tu turi transformuotis, nes nebegali būti toks. Tu nebesi pasaulio bamba. Žinai, jeigu tu nori kažkam patikti, turi prisiderinti. Ir va dabar, iš tikrųjų, ko labiausiai gailiuosi, ir jeigu galėčiau dabartinis 33 metų būdamas grįžti kokiam 7-mečiui savo, žinai, ką pirmas pasakyčiau, tai žinok, yra vienas dalykas, ką tu turi pirmiausiai valdyti, jeigu nori valdyti gyvenimą, tai sportas. Ir geriausiai salėje. Nes kol tu nesugebi valdyti savo kūno kompozicijos, tol labai bus sunku kažką įvaldyti, kas ne tik nuo tavęs priklauso.
O visiškai 100% dalykas, kas priklauso nuo tavęs, yra tai, ką tu valgai, kiek tu miegi, kiek tu sportuoji, kiek tu mokaisi, kiek judi. Čia visiškai nuo tavęs priklauso. Ir kai šitai valdai, tu supranti principus, kad jeigu nori, kad raumenys augtų, turi perteklinį kiekį proteinų valgyti, tada tam tikrą kiekį angliavandenių, tai sočiųjų riebalų, vitaminų, tada turi sukelti savo iššūkį. Tas iššūkis pastoviai turi būti keičiamas ir progresyviai didėjantis, jeigu nori auginti raumenį masę, bet taip pat turi adekvačiai ir ilsėtis ir daryti variacijas, ir negalit pastoviai to pačio daryti, vis pakeisti, nes kaip ir tampa turi vėl adaptuoti, nes tau kūnas adaptuojasi ir nebeauga, optimizuoja, tik mažėja, tada vėl turi pakeisti treniruotės. Ir tada, kai šitai valdai, tai gali perkelnėti į verslą. Ir tada versle bus gerokai sunkiau, bet labai panašus principai. Ir lygiai tokius pačius principus matau santykių kūrime. Bet bent jau iš mano pačių patirties, aš galvojau, kad sporte kažkaip, bėgiosiu, viskas bus gerai. Yeah. Toks nebuvo sąmoningumo procesą, kaip žinai, viskas mūsų biologija veikia. Niekada neįvaldysi verslo ar santykių. Nes principai visur yra labai labai panašus. Tik tai daugiau žmonių žaidžia. Tai aš manau, kad logika turėtų būti tokia. Pirmiausiai valdai savo kūno kompoziciją, prie kūno įvaldysi protą, tada eini įvaldyti santykius, savo draugais, savo atmosimus pusėmis, kai tik du žmonės žaidžia, kad ne tik apie save turi galvoti, bet mokėti išeiti kitą. Bet irgi, daryti pastovi įdomius pasimatymus, vartoti teisingą turinį, kad būtum vis geresnis, kad santykio raumenį gerintum. Ir pailsėtum nuo santykių, nepertintum, vis novelty vestum. Ir kai valdai jau savo kūną, įvaldai savo artimus santykius, tada labai protingai eiti verslą. Aš neteisingai padariau, aš nei kūną nebuvau valdęs, šokau iš karto į verslą, todėl labai daug degiau ir labai daug aplinkinių žmonių sudeginau, tiek fiziškai, tiek emociškai, nes labai sunku gerą įtaką padaryti kitiems, jeigu pats savęs nesi neišsprendęs. Tai kas klausot ir galvojat, žinau, kad tai ganėtinai banalu, bet ten miegas, mityba, sportas, salė, santykiai, su savimi ir aplinka ir tada į verslą. Aš pats savo kailiu labai pastebiu, kad sėdi vakaras, ten jau gal net ir po 9 gerokai, gal net ir po 10, tu dar sėdi studijai ir toks jau matai, kad kažkokios mintis netiesios. Ir tu galvoji, kad aš paskutinį kartą sportavau. Ir ta pasižiūri kalendorių, šią savaitę dar nebuvau. Ir ta galvoju, gerai, šiandien einu pasibėgiot ir tada į sporto klubą. Ir tas sutvarko galvą. Manau, kiekvienas daug dirbantis žmogus tikrai pasakys, kad tai yra turbūt vienas veiksmingiausių dalykų, kaip galima susidraugauti pirmiausia su savim. Gateway to progress. Man tas, žinai, štangų stuvimas, Hunterio, nenoriu padaryk. Kada skaičiuoji atsilenkimus, kai skaudėt pradeda? Žinai, kuris tavo bus geriausias mailas, to, kurio labiausiai nenorėjai prašyti. To, kurį jau sakai, kad nebegali. Kuris bus geriausias video, žinai. Pirmi 100 video net turėtų neskaityti tavo, žinai. Pirmas 100 parašytų žinutės, pirmi 100 postai. Nes kažkaip atrodo toks jausmas, kad kadangi mes nematom to grindo, ypatingai socialinėse medijose, matom filmus tik tai jau sėkmingų žmonių, socialinė medija tik tai jau sėkmingų, visi jau pasakojo kaip made it. Ir aš tą labai palaikau, žinai, tą vizualizaciją ir jau, žinai, walk like you're a king or like you don't care who the king is, žinai, aš suprantu tą approachą, bet dabar jau šiek tiek išsigimė iki tą, kad atrodo, tu gimsti ir tau iškart gamas. Ir kodėl, manau, TikTokas taip, žinai, prabumino, nes ten visi labiau silai gali būti. Ir raw tokie, uncut. Bet tikrai, sakau, labai šitame geras yra Alex Hormozy, jau kas nesika, ten bičas irgi pradėjo nuo džimo, gerai varo, jis toks raw, sako, žinai, būk silai. Pirmus 100 kartų tu būsi silai, turi jausti nepatogai, awkward. Jeigu tu pažiūri save metus atgal ir tau negėda dėl to, kaip elgėsi ir kaip darė, kad tu darbą, tai kad tu nepakankamai progresyvėjai. Tu toks turi būti standartas. Jūsų, žinai, augimo. Nebijokit atrodyti kvailai ir kvailų klausimų klaust, nes kvailiausias dalykas po metų būtų ten pat, kur esate, o ne ten, kur nori. Okay. Gerai, aš žinau, kad esi užimtas žmogus, nenoriu tavęs per daug užlaikyti, bet dar turiu kelis klausimus pasiruošęs. Ir vienas iš tų klausimų yra apie geras idėjas. Jau šiek tiek užsiminėjai apie tai ir pasakoji, kad tos idėjos negimsta tiesiog taip. Idėjos dažnu atveju ateina, kai tu pirmiausia kažkuo žiauriai daug domiesi, susirenki informaciją ir iš tos informacijos susideda kažkokia galvoj struktūra, architektūra, ką tu nori pasiekti. Ir taip gimsta tos idėjos ir jomis užsikrėti. Bet mano klausimas yra ne tai, kas yra ten, tarkim, gera idėja ar kaip prieiti prie tos geros idėjos. Mano klausimas yra, ar šiais laikais vis tiek dirbi verslo pasaulį, bendrauji su žmonėmis?
Ir tikrai pastebėsi paterną, aš taip spėčiau. Ar nėra taip, kad šiais laikais daug naujų kursų, naujų produktų ar naujų paslaugų, tai yra tik tais didelis kiekis susistemintos informacijos iš daug jau egzistuojančių veiklų, tyrimų ir panašiai? Taip. Supranti, ką noriu paklausti? Jo, aš labai paprastą pavyzdį pasakysiu, dažnai naudoju. Ar gali išmokti važiuoti dviračiu, nuėjęs į dviračių universitetą, bet niekad nevažiavęs dviračiu? Greičiausiai ne, nes dviračiu reikia. Taip, ar gali išmokti važiuoti dviračiu, knygą perskaitęs? Greičiausiai irgi. Ar tai gali tau padėti? Nu jo, bet koks geriausias būdas išmokti važiuoti dviračiu? Važiuoti dviračiu. Lygiai tas pats su idėjom. Ar ne? Geriausias būdas patikrinti, ar idėja yra gera, yra kuo greičiau ją pristatyti į minimal viable version of it. Ar ne? Turi idėją mokymams, dabar atsidarai Lovable Dev, įkali promptą, įmeti tos ten $20, tikrai atrastumėte $20. Čia 2 kartus, neišyti restoraną, ten vieną kartą. Ir bum, turite landing page visom manomų kalbom, kur siunčiate potencialiams žmonėms nemokamai per social media ir žiūrite, ar perka, ar į waiting listą registruojasi. Tai manau, ir dauguma žmonių, ypatingai pradedančių, visi galvoja labai, kad idėjos kažko vertos. Idėjas kaip niekada yra nieko vertos, kurios idėjas yra vertos tos, kurios yra ištestuotos, kurios turi pirmą 100 žmonių, kurie negali be tos idėjos gyventi arba net neįgyvendinus jau nori pinigus dėti ir iš tikrųjų yra padėję. Okay. Tai mano patarimas, idėjos yra nice, bet execution is king, bet jeigu sukombinuoja cool idea with execution, netikėt. Tai yra mano pavyzdžių, pavyzdžiui, žinot, Lego nuo ko prasidėjo? Lego prasidėjo nuo medinių žaislų, nuo medinių ančiukų. Ir kas dabar Lego yra, tai niekad nepagalvotų. Tai jūsų idėja neįtikėtinai keisis, laikui bus rafinuota dėl daugybę kiekio iteracijos. Bet kol tu neįsukai idėjos į iteracijų mašiną, kur tu pastoviai feedback loopą patikrini, o šitaip, matai, kad neklauso, neperka, patvikini, o pagauna trakšiną ir tada tikrai žmonės perka, tikrai nori, arba pasaulius užsikabina ir dėmesį pagauna, tada idėja kažko verta, bet idėjas nice, bet esmė, kas pirmas tą idėją atneš į pasaulį, atgyvins, žinai. Parodys ir padės ją suvokti. Tai mano patarimas, kuo greičiau savo fantaziją, išrašykite ant lapo, nuo to lapo sukurkite į website ir į tinklapį ir produktą, kaip niekad tai lengva su generatyviu AI dabar tai padaryti. Ir kuo greičiau suraskite pirmus 5, pirmus 10 žmonių, kurie sakytų, aš šito noriu, ir to ne tik pasakytų, bet įdėtų bent eurą, 5, dar 10. Nes vieną jo pirkčiau, o kitą iš tikro padaryti pavedimą. Robotikos akademija nebūtų ten, kur yra, jeigu nedaugybė tėvų, kurie patikėjo mūsų idėją, sumetė pinigus į priekį, nusipirkę burelį ir mes tada taip ir užsubildinom. Pirkom tos 1000 robotų, iPadų, samdėm komandos, kurios kūrė turinį. Tik tai tada, nes tėvai patikėjo tą idėją ir davė mums ekstra mėnesį, 2-3 arba už metus sumokėdami, sutikėm tas lėšas ir mes sugebėjom pasakyti visą šitą infrastruktūrą. Tai padaryti Lietuvą daugiausia besimokančių robotikos pagal populiaciją šalim. Per vieną klausimą pateikėjai beproto daug naudingos informacijos kiekvienam, kuris dabar žiūri. Tai aš manau, kad ties čia mes galim pokalbį ir pabaigti, bet prieš pat pabaigą aš visada turiu tokį mini blitz klausimyną ir į jį aš norėjau šį kartą sutelkti klausimus, kurie daugiau yra susiję su verslu, marketingu ir tik tais labai mažai jie bus apie tave, bet pasistenk atsakyti, kokia pirma mintis šauna į galvą ir kuo trumpiau. Taip labai paprastai. Tai pirmas klausimas būtų, jeigu dabar reikėtų komunikuoti nuo pradžių, kuriant savo kažkokį prekės ženklą, kuo labiau pasikliautum? Reelsais ar newsletteriu? Priklausomai nuo būtent kokia tai paslauga ar produktas. Labai svarbu, jeigu tai knyga, tai žinoma, kad newsletteriu. Jeigu tai kažkoks kompiuterinis žaidimas ar paslauga, tai labiau Reels. Tai labai priklauso, paklausiu klausimas, koks tai brandas, kokį tai produktą ar paslaugą pardavinėja, koks mano yra target audience ir pagal jų preference priderinčiau šitą. Bet geriausia tai abu ir žiūrėti, kuris didesnį returną duoda. Jeigu reiktų rinktis, kas šią sekundę tavo nuomonė būtų efektyviau? Asmeninis vadovo prekės ženklas ar stiprus brandas įmonės?
Dabar būtent šiame kontekste asmeninis vadovas. Dabar kaip niekad žmonės yra pavargę nuo korporacijų ir kaip niekad nori veidų. Ir matome dabar Elonas Muskas, Sam Altman, Jeff Bezos, tas pats Alex Hormozy, Dan Martel, Hubermanai, visi jie pirmiausia veidai, o po jais yra daugybė brandų. Tiek jų pačių, tiek jų atstovaujama. Tai aš pradėčiau nuo savo veido, nes tu tada gali save šiptinti bet kurią industriją, bet kurį marketą ir atsinešti savo vienintelį mautą, kurį mes turime AI-aus laikais. Tai bendruomenė. Žmonės, kurie tiki tavim ir kur tu daug laiko investavai, kad sukurtum pasitikėjimą savim. Ir daug lengviau sukurti pasitikėjimą su veidu žmogum, negu su brandu, nes mūsų smegenys yra taip sukurtos, kad mes turim matyti žmogų. Jeigu reikėtų pasirinkti vieną KPI-są, šitas klausimas kilo tiesa dėl to, nes tu esi labai daug susijęs su būreliais ir su edukacija ir su švietimu. Tai vat, kurį KPI-są pasirinktum matuoti būtent būrelių srityje? Kas tavo nuomonė yra labai geras klausimas ir labai noriu atsakyti, kai robotikos akademija, kai pradėjo, tai mes darėme robotiadą, didžiausią technologijų šventę, ar ne, su 10 000 žmonių per dieną, robotikos varžybos ir visą fiestą robotikos. Ten knygų mugės levelių. Tada mes darėm įmonių renginius. Nuo Bernbakurių iki ten, žinai, robotų varžybų ten aviacijos kompanijom. Tada mes turėjom gimtadienius, turėjom mokyklų edukacijas. Ir nuėjom vieną dieną į Vintedo Fail Nights prieš kokius 8-9 metus. Ir jau pasakė irgi, šitą tą patį klausimą paklausė. Koks vienas skaičius yra vienas KPI, ką turi sekti. Ir pas juos buvo users that turns into sellers. Ne? Ir tada Vintedas bumum išbumino yra, kas jis yra. Pas mus mes irgi supratome, kad mums yra svarbu tik vienintelis skaičius. Ir tas skaičius yra, kiek vaikų lanko būrelį. Viskas. Nuo vaikų lankymo būrelio priklauso, kiek mums reikės mokytojų, kokio dydžio komandos reikės, kiek reikės robotų, kiek reikės iPadų, kokį turėsime apyvartą ir kiek turėsime lėšų investicijoms ir plėtrai. Ir va tą, kai atradome, tai ir kūrėme tą EXO klasę. Tai trumpai, kadangi pamatė, žinai, vienintelis būdas patikrinti, ar tai, kad tu padarai, nebuvo fuksas ir stebuklas, ir tavo ta sėkmė tikrai buvo nusipelnyta ir užsitarnauta, nes tu kažką atradai, ko kiti dar neatradė, tai yra gebėjimas savo sėkmę atkartoti kituose. Tam mes kūrėm EXO klasę, EXO klasė mums yra būrelių backend sistema, kuri akceleruoja būrelių augimą. Padeda surinkti mokėjimus, padeda administruoti lankomumą, NVŠus, tai mūsų tikslas padaryti tokius kaip būrelį LT, kas bus kaip Airbnb, bet būreliams. Tai va, ateityje jau, kas norėtumėt pradėti verslo kelionę būreliuose, tai kviečiu labai prisijungti. Aš šiaip iš tikrųjų turiu vieną klientą, su kuriuo, manau, tave ir suvesiu. Labai metu, nes jie tikrai nesinaudoja jūsų paslaugom ir aš tikiu, kad jiem labai to reikėtų. Ir aš tik dar papildyti, nežinau ar tiks, bet žinai, kokią aš matau ateitį, bet aš noriu pasidalinti. Žinai, keli įdomus faktai apie mane. Aš neturiu uoslės visiškai. Visiškai? Aš gimiau be uoslės, aš neužuodžiu nieko. Okay. Ar gimiau ir pradau, aš neturiu net prisiminimo, kad neužuodžiu. Kadangi aš neturiu uoslės, aš nelabai jaučiu skonį, tik labai ekstremumus. Ne? Ir pagal biologiją yra taip, jeigu tu kažko prarandi kažkokį pojūtį, sustiprėja tavo kitos pojūtis. Ne? Ir aš labai gerai matau, nors visi mano praktiškai šeimoje žmonės beveik nešioja akinius. Bet ką aš iš tikrųjų matau, aš šiek tiek matau neformalų švietimo ateitį ir dažniausiai ten 5 metai į priekį. Čia jau juokauju iš tokios jų ezoterinės pusės, bet žinai, kaip aš matau ateitį? Matau ateitį, kad dėl AI-us ir automatizacijos labai stipriai sumažės ir sutrumpės darbo savaitę. Daugybė žmonių praras prasmę savo, nes labai daug mes savo identiteto statome ant darbo, nes atsiklausia ne kas tu esi, o ką dirbi. Štai, ir kai darbas nebus toks svarbus ir greitai jau dėl automatizacijos mes būsim pakeičiami, mes grįšim į tai, ko mėgavomės, kai buvom vaikai. Ir mokyklos, ir ką tu mokaisi nepasirinkė, o visą laiką pasirinkė būrelius. Tai visi suaugę sentimentaliai pradės grįžti į būrelius. Nes būreliai labai jiem tinka pasitenkinimą, kompensuos per didelį kiekį praleidžiamo darbe ir dėl to, žinai, remote workingo. Tai ir dabar matome labai didelį rise ir pakilimą, ten, žinai, visi grįžta į keramikas. Tingai keramiką augant, visi grįžta šokas. Vėl renkasi kašių būreliai, ten, žinai, gaming būreliai, knygų skaitimo būreliai. Tai aš matau, kad būreliai kaip industrija labai stipriai augs ir tiek daug yra untapped potencialo, kur žmonės, kurie kažkokį savo skillsetą turi ir iš to skillseto gali padaryti unikalų būrelį. Ir dirbti tiek su vaikais, tiek su savo amžiaus žmonėmis, tiek su vyresniais.
Ir šitoje vietoje aš tau labai stylish. esu linkęs pritarti, nes elementariai mums visiems jau dabar trūksta to žmogiškojo ryšio. Ir tas žmogiškasis ryšys vienaip ar kitaip, na, jisai negali būti užkonservuotas. Jisai veržiasi per visas siūles, kurias tik turim. Ir kas, žinai, liūdniausia, kad šiaip dažniausiai žmonės, kurie nori tai daryti, žinai, ko nenori, jie nenori būti verslininkais. Nu, tipo, nenori išmokti administruoti verslo, ten, tvarkyti dokumentų, rinkinėti mokėjimų, tvarkyti sąskaitas. Administracija užsiminėt, nužudo kūrybiškumą. Tu tiesiog nori kur turinį ir vaibą ir bendruomenę. Bet nori tik vienas pradėti. Tai tam ir atsirado egzoklasė, žinai, kad va turiu idėją, noriu pradėti ir jau ten vienas gali dirbti su 100 vaikų ir kilti iki 1000. Žinai, ir turėti labai fainą lifestyle business. Ir kas svarbiausia, tai gali būti ir ne tik vaikų būreliai, kai dabar kalbam. Bet ko. Ir matom, kad tuo, žinai, jau Švedijoje, Suomijoje prasideda 4 dienų darbo savaitės, nes labai kels ekonomiką. Tai aš manau, labai greitai ir ypatingai Europoje pradėsim matyti 4 dienų darbo savaitės ir per tą laiką žmonės norės edukuoti, šviesti kitus ir užsiminėti būreliais. Tuo mėgaujas, kai buvo vaikai. Aš nežinau, dabar jau man neuronai jungiasi, žinai, su tavim kalbant, viduje sproginėja, galvoju, ir aš kalbam, klausau tavęs ir aš jau matau, kaip aš registruojas į būrelį, kur, žinai, aš turiu pakankamai draugų iš skirtingų miestų, kurie galbūt žaistų su manim krepšinį, bet mes negyvenam vienam mieste. Bet surinkti čia vietoj draugų grupę, nu, yra sudėtinga. Nes dirba skirtingą lifestyle turi ir panašiai. Bet aš jau matau, nes esu padelio bendruomeniai, kad kol kas tai vyksta čiato principu. Ten vos ne visi miesto padelistai, žinai, susiregistravę ir jie ten renka dvejetus, žaidžia, registruojas. Žiūrėk, faina. Lygiai tas pat galėtų būti su krepšiniu. Aikštelių mes turim belekiek. Krepšiniai, aikštelės, tada, žinai, nu, pagalvok, pažiūrėjau, įvairūs treneriai gali savo reitingus turėti. Aš labai noriu, kad žmonės pradėtų turėti, aišku, gal topiškai dabar skambės, bet kaip žinai, per Black Mirror buvo. Turi savo reitingą, koks tu kietas būrelė. Ar tu atneši vaibą, ar tu gadini vaibą. Žinai, ar tu... Kaip Uberio vairuotojai įvertini. Taip, bet kodėl nepadaryti būrelius? Faina tave turėti savo būrelį. Ir tai išspręstų, žinai, žmonių vienišumą, tu būrelį lavini skillsetus, turi ką parodyti kitiems, propaguoji sveiką gyvenimo būdą, įdomų gyvenimo būdą. Ir bet koks interesas gali patapti būreliu. Ir tai darai tiesiog nesmagu. Smagu gerą laiką leisti tarp žmonių. Žinai, ir taip galėsim kompitinti prieš AI. Tai atiduodam automatizaciją ir neįdomius rutininius darbus, žinai, AI-ams ir robotams gamyklinus, o mes einam daryti, ką darom, kai buvom vaikai. Ir neįtikėta, kad dirbtinis intelektas ir robotai leis mums tapti žmogiškesniais ir nebedaryti dirbtinio intelekto ir robotų darbų. Žiauris. Su vaikais, kur šeimas, žinai, keliauti, tyrinėti ir dalinti, sako, išmokstam ir drauge naujus dalykus patirti. Aš labai to laukiu ir labai noriu būti to dalis. Ir tą su Exoclass, robotikos akademija, žinai, Brain Club. Ir daromės. Aš tai, žinai, noriu, kad dar daugiau atsirastų būrelių kaip robotikos akademija. Kad kiti, nes aš tai jau, žinai, aš jau nueidinėjau savo, žinai, piką. Ir kažkur yra 18 metais, 20 metais, ar 40 metais, ar 50 metais, kuris, nu, insane skillsetą turi. Nežinau, ten, net nesugalvoju, žinai, kas tai galėtų būti. Nežinau, quantum computing būrelis, žinai, koks nors, arba tenai, nežinau, spiritual būrelis, atrakinimo, ten dar mūsų nematytų, žinai, galių, vibracijų, jutimo, ar ko. Aš nežinau, žinai, let's stay open-minded. Ir nors padėtų žmonės įgalintis, dažniausiai neturi to verslo profilio. Ir tai, ką sakai, iš tikrųjų labai įkvėpė vien iš tos pusės, nes aš jau kurį laiką galvoju ir tavęs ne veltui paklausiau, kad kas visgi svarbiau per asmeninis prekės ženklas ar brandas kaip korporatyvas, kad iš esmės kiekvienas mes galim turėti asmeninį prekės ženklą, asmeninį hobį ir iš to padaryti verslą, kuris padės mums išsilaikyti. Taip. Savo būrelį, pasidarai savo būrelį, 3 dienas po porą valandų, pusantros, kur susitinki su fainai žmonėm, kuriem vertė, jautiesi reikalingas, jautiesi, kad tavęs laukia, kuri bendruomenė aplink save, pasikrauni jėgų ir žmogiškumą, žinai, nesėdi, kad kompitinė, iš to turi pajamų, esi diferencijavęs rizikas, ar ne, ir toliau gali domėtis ir tie žmonės irgi tau, žinai, padeda augti. Gerėti ir jautiesi saugų, nes aš manau, kaip niekad svarbu dabar, nepriklausyti nuo vieno informacijos šaltinio, nuo vieno pajamų šaltinio, nuo vieno draugo, reikia, kuo labiau apsaugosim ir kuo įvairiapusiškesniu. Tai. O ką pasakytum šiaip tėvams, kurie bijo technologijų ir net bijo technologijų per daug? Žinau, kad daug šitą galvoju, tai pirma, labai, aš visą laiką šitą pavyzdį naudoju.
Nes daug žinai vaikų mačiau tai darant ir daug su tėvais reikėjo tą temą šnekėti. Nu, įsivaizduok, tu esi vaikas tau, vėl 7, ne, Karoli. Nu, ir tu atneši Lego, ne, atneši Lego, sukonstruoji, nežinau, Lego žvaigždžių karų, ten laivą kokį, ne, lėktuvą. Atneši mamai ir tėčiui parodys, kaip mama, pažiūrėk, nu, koks nerealus, čia aš padariau. Ir jinai pažiūrėtų, sako, Lego, fui, čia tau blogai, čia tau kenkia, čia tau negera, nedaryk. Čia labai blogai. Mačiau, čia užsidaręs kambarį, tamsoj sėdėjai dėlioja. Ir tu kažkaip galvoji, kad tėvai norėtų, wow, tu atradai, kas tai labai džiugina. O tėvai, kadangi neužaugo su Lego, ne patys to nedarė, nebuvo jų laikais, jie sako, kodėl neini ten malkų nešioti, nežinau, kapoti, ten medžio ir tenai kažko daryti, jie atstumia tave. Vien to, kad tu gauni iš artimiausio žmonių priėmimą ir paskatimą, wow, tu turi gebėjimą konstruoti ir kurti, tave atstumia ir sako, čia tau negerai, nes tu švaistai laiką. Tai nemažai to aš mačiau, žinai, su kompiuteriniais žaidimais, kas vyko. Ir didžioji dalis mano draugų įsitraukė į programavimą ir į verslus, nes per Lineage'ą klanus darydavo, baindavo, selindavo itemus, žinai, flipindavo dalykus ir dabar savo įmonės daro ir kelia. Tai tas pats, manau, vyksta su gamais, bet tiesa, yra ten tarp tų žaidimų ir daug labai pavojingų žaidimų, socialinių medijų, pornografijos, kas kenkia. Bet mano, žinai, pasakymas ir pasiūlymas prieš judginant ir nuvertinant, pirmiausia, investuokite daug laiko supras, ką ten vaikas daro ir dėl ko jam patinka. Ir tada tik tai priimkite sprendimą, nes šiaip labai skaudu vaikams ir ne vaikams ir antroms pusėm ir suaugusiems, kai tu pasidalini, kas tave veža ir kitas žmogus net nepatyręs tai atstumia. Pats nejučia vėl palėtė paskutinį mano Blitz klausimyno klausimą apie Robloxą. Kaip galvoji, ar visgi tai yra žaidimas, kurį reikia puoselėti ir kurt, plėtot kaip platformą, ar visgi drausti? Labai geras klausimas. Žinai, knygas skaityti gerai ar blogai? Gerai, sakytum. Kokias? Klausimas kokias? Kokias, ar ne? Ir kaip dažnai, ir vardan ko. Tai Robloxas pats iš savęs tikrai yra ir labai naudingas, ir labai pavojingas žaidimas. Man pirmas dalykas, kas apie jį nepatinka, žinai kas? Kodėl su knygomis netinka, kad jis yra nemokamas. Kas yra nemokamas, tai dažniausiai tu esi produktas arba prekė. Pats žaidėjas yra produktas ir prekė, dėmesys. Tas nereguliavimas, tai paleist vaiko be suaugusio priežiūros onboardingo procese, žinai, ten 1 mėnesį ar 2, aš nerekomenduočiau ypatingai iki 13 metų, 13-14. Nes ten tikrai yra pavojinga. Tai kitas dalykas, pasyvus laikas versus aktyvus, ar tu Roblox'ą vaikas mokinasi pats kurti galiausiai savo žaidimą, tada kokių žaidimų žaidžia, nes yra edukaciniai Roblox žaidimai. Šiai dienai neklysiu apie 13 milijonų žaidimų Roblox'ą, ar ne? Tai klausimas, kokie yra tie top 10, kur vaikas praleidžia. Ir ar draugė su vaiku žaidė, ar vieną jį paleidė. Ir kiek laiko jam leidė per savaitę žaisti. Ir ką jisai išsineša po to žaidimo, ar sugeba tau nupasakoti. Ir ar patikrini top 5 žmonės, su kuriais jis tą žaidimą žaidžia. Ar tie žmonės tikrai yra tai, kas jie yra. Ar tai yra tie draugai, kas išgyvai matė, ar ne, visiškai atsitiktiniai nepažįstami. Tas irgi labai labai svarbu. Tai sakau, tai nėra toks taip arba ne atsakymas, bet jeigu nori taip, tai reikia su labai daug saugumo. Su reguliacija, kitaip tariant. Ja. Taip, bet tokia, tau negalima, nes tu turi nusipelnyti, bet tu parodai, ką darai ir pažiūrim, kiek tai naudinga. Vėl, kad investuoti tai. Bet aš manau, kad tai gali būti geras gateway'as į ateitį, jeigu vaikas turi potraukį žaisti ir pažiūrėti, kas Roblox'e jam labiausiai patinka. Ar tik žaisti, ar kurti, ar ten pirkti, parduoti, ar sekti kainas, ten skinų ir tų itemų, ir atrasti ir nukreipti į kitas veiklas. Labai įdomus dalykas, mes kai su Džiugu žaisdom Lineage'ą, Lineage'as toks MMORPG žaidimas, žinai, aš pavyzdžiui, kas juokinga, būdavau Prophetas. Prophetas yra buferis. Tai reiškia, kas su manim būna, aš pastiprinu juos ir jie stipresni ir mes vakarėlėje daugiau žalos padarom, daugiau experience organim, bossų paiminėt. Tada tokių Warcry'ų patapau. O Džiugas būdavo toks dvarfas ir spoileris, kuris ištraukia itemus, iš jų craftina daiktus ir selina. Tai mes nieks nepasikeitė. Aš toliau užsiminėjau mokymais, švietimu ir stiprinimu visų aplinkų mane, o Džiugas to pardavimu ir išsukimu. Geras. Kečiausią klaną mes. Bet iš tikrųjų, kiek daug žaidimai pasako apie mus pačius. Taip, čia toks net kaip testas tavo asmenybės. Žinai, kokią tu profesiją pasirinkai. Aš pats MMO ir RPG, kiek žaisdavau, visą laiką būdavau magas.
Tai va, tu mėgsti kurti produktus iš to šaudus. Tai man patinka tie efektai, spalvos. Taip. Skau, man aišku, visur gali koreliacijas surasti, mes esam, žinai, su savo smegenim patrinų ieškojimų mašinos, bet man patinka toks paaiškinimas, žinai. Aš daug apie žmogų galiu pasakyti iš, kas yra jo mainas League of Legends, ar Wild Rift'e, žinai. Ok. Pats žaidė League of Legends Wild Rift'e? O, taip, nuo universitetų žaidžiau ir dabar Wild Rift'e. Ne tiek daug, kiek norėčiau, bet aš taip reguliariai tinkamų laikų, tinkamą vietų, tinkamą draugiją mėgstu pažaisti labai. Koks personažas tavo būtų pats mėgstamiausias? Aš dabar labiausiai mėgstu Miss Fortune, tai Dakerį apačioje, ir Ezraelis. Man toks labai mėgstamas. Aš pats esu Emerald 2 ranko. O, tai irgi, you know your game. O kas tau? Midas? Šiek tiek susipažinau, aš visą laiką žaidžiu top lane. Top lane? Arba jeigu jau ne top lane'as, tada rinkčiau supportą, nes žinau, kad ne visi nori tą daryti. I don't mind. Būsi norimas reikalingas. Čia irgi labai gerai. Labai gerai. Kokias topas tavo? Nasusas? Olafas dažniausiai. Olafas. Bet labai specifinė priežastis tam yra ir aš per laiką visgi išsigryninau. Aš čia visai su Poppy žaidžiau pastaruoju metu. Pop labai geras. Bet aš visą didžiausią savo progresą padariau būtent su Olafu. Ir pagrindinė priežastis buvo, kad jisai yra tankiai, bet ne per daug. Bet jisai gali pasimti ant pečių savo naštą ir padaryti damage'o, kai to reikalauja situacija. Jis toks more balanced. Aš tik glass cannonus renkuosi visą laiką. Žinau, kad turi ištraukti komandą ir žinau, kad jeigu mane komanda apsaugos pakankamai kiekį laiko, aš ištrauksiu visą komandą. Jep. Ir gali vieną simti. Tai va čia, žinok, su Olafu labai ši situacija. Tik tai leinas kitas. Tai ką, Kristijonai, šiaip žiauriai ačiū. Buvo žiauriai geras. Ačiū, Karliu, tau. Pokalbis. Dėkui už galimybę sudalyvauti, labai įdomu, labai smagu, labai gerai ir žvalgus klausimai. Ir ką tikėkime, tai bus žiūrovam ir klausytėm naudinga. Ačiū, kad pažiūrėjote iki pačio galo. Paspauskit laiką, paspauskit subscribe, o komentaruose palikite savo klausimą Kristijonui.